buvo čia išvardinta, labai daug įvairiausių gražių skaičių, labai daug įvairiausių lentelių. Aš prisipažinsiu, kad tikrai nedirbu socialinių reikalų ir darbo komitete. Ir tikrai nesu specialistas tuo dariniu. Bet galiu pasakyti problemas, kur man atrodo, kad yra šiai dienai problema susijusi su jaunimu. Tai, kad valstybė, žiūriu kaip politiko akimis, iš tiesų neturi ilgalaikės jaunimo ugdymo ir integravimo į, sakykime, tą socialinę aplinką strategijos tam tikros. Ir tai yra didžiausia problema, kad pasikeitus kiekvienai valdžiai, kiekvieni eina į kitą pusę ir galų gale mes turim 20 metų jau nuo nepriklausomybės praėjusių ir kiekvienai pasikeitus valdžiai arba mes iš vis nedarom su aukštuoju mokslu nieko, vidurinį reformuojam, paskui vidurinį nebereformuojam, paliekam aukštąjį reformuojam. Dabar vėl reformos, mes kaip opozicija šiai dienai sakom vėl, kad tos reformos mums netinka, kad mes atėję vėl kitaip kažkaip darysim, kas vėl nėra gerai ir iš principo nėra vienos bendros linijos. Kaip tą jaunimą ugdyti ne tik nuo aukštojo mokslo, ne tik nuo įsidarbinimo pirmo, tačiau ugdyti nuo mokyklos, nuo darželio, tai yra didžiulė problema. Ir iš tiesų labai daug buvo įvairiausių problemų paminėta. Jaunimo nedarbas, jaunimo emigracija, materialūs įvairiausi dalykai, bet kur aš išvelgiu, sakykime, šiai dienai vieną iš didesnių tokių problemų, aš jums nubrėšiu, jeigu galima, ar čia lenta veikia. Nesam čia šeimininkai. Čia yra, žiūrėkit kažkoks. Tikriausiai galima. Jo, aš jau nubrėšiu galima su šito. Vieną trikampį, kurį aš pamačiau švietimo ir mokslo komitete, svarstant aukštojo mokslo statymo reformą. Visas, galbūt ne pasaulis, bent jau Europa, gyvena pagal tam tikrą piramidės principą. Apačioje yra didžiausias kiekis vidurinį išsilavinimą turinčių mokinių, viduryje yra profesinį išsilavinimą turinčių žmonių, viršuje yra aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių. Tai šitas gerai piešia. Tuo tarpu, kai Lietuvoje, nepagalvokit, aš katalikas esu tikrai, tačiau Lietuvoje tas trikampis stovi šiek tiek atverstas aukštyn kojom. Aukštasis mokslas yra šitaip išsiplėtęs, profesinis yra šioje stadijoje, bent jau kiek girdėjau iš pirmo pranešėjo, ir apačioje yra mažiausiai išsilavinusių žmonių. Kas iš principo nebūtų labai blogai, kad su aukštuoju mokslu yra tiek daug žmonių. Tačiau nepamiršti reikia vieno dalyko, kad mes gyvenam 3 milijonų žmonių valstybėje, kur jeigu išbaigusių vidurinį stoja 60 su virš, berods paskutinių metų buvo link 70% į aukštasias mokyklas ir didžioji dalis jų baigė tas aukštasias mokyklas, tai su aukštuoju išsilavinimu mes turim kokį kiekį žmonių. Dabar sugrįžtų prie, ir mes ten gale sėdėjom, diskutavom, kai iš 3 milijonų žmonių iškepam tokį kiekį aukštųjų mokyklų specialistų, pavadinkim taip. Kas man pasakys, ant kiek jie gali būti pasiruošę realiai eiti ir dirbti pagal tai, ką jie mokėsi, turint omeny, kad mes gyvenam 3 milijonų valstybėje, kad dėstytojų, aukštųjų paruoštų dėstytojų kiekis yra toks, koks yra Lietuvoje, kad laboratorijų praktiniam užsiėmimam yra tiek, kiek yra, įvairiausios kitos mokslinės bazės yra tiek, kiek yra, o paruošėm ir išmokslinam šitokį kiekį žmonių. Ar tie žmonės, kurie išeina, yra paruošti išeiti į tą tikrąją darbo rinką, ar jie yra paruošti dirbti tiesiog į tą darbą, ką jie mokėsi. Tai aš esu įsitikinęs, kad aš į šį klausimą jums negaliu gerai atsakyti, bet po mane šnekės darbdavių atstovas, jis tikrai pasakys, manau, kad dėl šito skaičiaus. Antras dalykas, kas yra ir ko šiai dienai trūksta, profesinio išsilavinimo. Bent jau švietimo ir mokslo komitete aš girdėjau tokius pamąstymus. Ir jūs man atsakykit, jeigu yra pasiūla, sakykime, jeigu reikia šiai dienai, sakykime, Druskininkų mieste, taip, 10 suvirintojų, o yra išleisti 2 suvirintojai. Ir tuo tarpu, jeigu reikia 2 teisininkų, 2 advokatų, o yra paruošti ir yra atvažiavę 10 advokatų, tai kuris gaus didesnį algą, kaip jums atrodo? Ir kuris geriau savo susikūrus gyvenimą? Ar suvirintojas, ar kažkuris iš tų 2 advokatų? Ir nėra atsakymų. Retorinis klausimas. Retorinis, tai kad ne retorinis, man atrodo labai aiškus klausimas. Tai kas turės darbą, tas ir susikurs darbą? Kas turės darbą, taip. Jeigu pasiūla yra didesnė už paklausą, tai čia matyt nereikia aiškinti visiems ekonominių dalykų. Ir šiai dienai aš matau šioje vietoje pakankamai didelę problemą. Kita didelė problema yra
pačio, sakykime, jeigu jau 70% susiruošia studijuoti, pačio aukštojo mokslo kokybė. Ir šiai dienai po dabartinės reformos kokybės ir kainos santykis, pasakyčiau netgi taip. Jeigu kainą mes mokam didesnė negu praktiškai didžioji šalyje ES universitetų, o išsilavinimo kokybė, kurią mes gaunam, kad ir kaip švietimo ir mokslo ministras aiškintų, kad kokybė čia nenusileidžia, bet studentų, mokinių emigracija, ta proto emigracija, kuri vyksta ypatingai iš tų gerųjų mokyklų, licėjų, gimnazijų įvairiausių, kur skaičiai yra pakankamai įspūdingi, jeigu pažiūrim, kur tie patys iš tiesų gudrieji, talentingiausi žmonės emigruoja, tai iš tiesų skaičiai yra, na, švelniai pasakyti, sukrečiantis, taip įsivaizduoju. Ir vėlgi čia yra problema. Problema yra galbūt čia net ne pačių studentų, galbūt čia yra problema valstybės, kad nesugeba suorientuoti jaunų žmonių apie esamą situaciją ir apie tą, na, logiškai liktai visiems suprantamą realų gyvenimą, kuris mūsų supa aplinkui. Ir labai dažnai mes, na, vėlgi apsigaunam dėl to aukštojo mokslo, aš noriu pasakyti. Antras dalykas, ką noriu pasakyti. Apie profesinę sąjungą, kur šnekėjau, kadangi žadėjau labai trumpai, dar apie aukštąjį mokslą turėjo 3 lapus pasirašęs, bet kiek to... Mes dar turėsim susitikimo, aš taip suprantu, su jaunimu ateity. Be jokios abejonės. Apie profesinės sąjungos. Neseniai prieš 2 dienas vienoje laidoje apie profesinės sąjungos girdėjot jau, galbūt šiek tiek jau kritiškai pasisakiau, ypatingai iš reakcijos, kurią sulaukiau. Taip, bet noriu pabrėžti vieną dalyką, kad profesinės sąjungos, mano galva, yra būtinas ir neatsiejamas demokratinės valstybės elementas. Paplojam. Jo, turiu pasakyti, kad prieš keletą savaičių buvau Prancūzijoje ir su profesinių sąjungų veikla toj šalyje susidūriau labai tiesiogiai. Kai per pusę dienos, na, ten buvo įspėta prieš kažkiek laiko, bet turistai, kai įskrenda, reiškia, sužinai tik paskutinę minutę, iš tiesų labai aktyviai suveikia. Tai šioje vietoje norėčiau pasakyti vėlgi savo tokią galbūt pastabėlę, kad jeigu profesinės sąjungos iš tiesų nori kažko pasiekti, galbūt nereikėtų tų vargšų 3 žmogelių, reiškia, prie Seimo siūsti, pasodinti, badauti, kuriuos niekas nekreipia dėmesio, iš tiesų su visa pagarba, bet čia aš tai vertinu labiau kaip viešųjų ryšių akciją, o ne bandymą kažko pasiekti. Jeigu būtų bandymas kažko pasiekti iš profesinių sąjungų, tai aš esu įsitikinęs, kad reiktų imtis šiek tiek kitokių veiksmų. O jeigu tai yra tik viešųjų ryšių akcija, tai galbūt tą reikėtų taip ir įvardinti. Be jokios abejonės labai džiaugiuosi, sklandžiai pereinu prie punkto jaunimo sąlytį su profesiniam sąjungom, matydamas čia šioje auditorijoje tiek daug jaunų ir taip ryžtingai nusiteikusių žmonių. Ir kadangi aš ir pats esu iš jaunimo, tai aš negaliu, reiškiasi, nepasakyti, kiek gavau griežtos kritikos ir kokią gavau didelį klizmą iš profesinių sąjungų už tą tokį griežtą pasisakymą, kuris buvo toje laidoje. Nors aš vis tik manau, kad jis buvo teisus, teisingas pasakymas, jo, teisus pasakymas. Aš vis tik buvau teisus ir aš iš tiesų labai džiaugiuosi, raginu ir skatinu jūs kaip jaunimą būti ypatingai pilietiškais, pilietiškais kažkodėl visi supranta, kad iškart ragini, reiškia, eiti gatves ir langus daužyti. Jokių būdų ne. Ypatingai pilietiškais savo nuomonės reiškime, ypatingai pilietiškais ir aktyviais savo teisių gynime, kurios, kaip pastebiu iš darbo Seime, yra iš tiesų jaunimo teisės, labai dažnai tikrai nėra vyriausybės valdančios daugumos, galbūt kartais ir opozicijos prioritetų sąrašo viršuje. Tai iš tiesų nėra gerai. Ir matydamas čia jūsų tuos jaunus veidus, aš esu įsitikinęs, kad artimiausioje ateityje tikrai viskas pasikeis ir kad ateinanti karta tai nėra ta karta, kuri visiškai išvažiavo. Aš esu įsitikinęs, kad jūs liksi čia, kad jūs būsit aktyvus ir kad mes dar ne kartą su jumis susitiksim. Ar neišlindau iš laiko?